Taip, džiugu matyti tokią pilną auditoriją. Tikrai mūsų daug. Tikrai diena kaip ir skirta rimtai problemai, bet jin kiekvienais metais virsta mūsų švente, nes mes galim susitikt, pasikalbėti, pasidalinti savo žiniomis. Ir po pandemijos mes labai pradėjom vertinti tą gyvą susitikimą, ne virtualų, o gyvą, tai ką mes šiandien turim. O mano skaidrės eis, jeigu aš paspausiu, taip? Gerai. Žinot, ne visiems profesoriam aišku, kaip čia tas skaidrės paleisti. Ne, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Inkstų dienos, tos pasaulinės inkstų dienos, jas pradėjo organizuoti pasaulinė nefrologų draugija ir pakvietė visus pasaulio nefrologus jungtis. Ir iš tikro mes Lietuva įsijungėm ne nuo pat pradžių, bet gan anksti, galbūt porą metų pavėlavom. Ir kaip matot, kiek jau daug konferencijų skirtų šiai dienai įvyko. Tai pirmoji įvyko Šiauliuose ir taip keliavo iš vieno miesto į kitą. Ir Vilnius šiemet jau 4. kartą organizuoja pasaulinės inkstų dienos konferenciją ir tikrai labai ačiū profesoriui Miglinui, visai jo komandai, nes jie perėmė visą organizacinį darbą ir programą sudarė ir taip šauniai įjungė nefrologus iš visų Lietuvos regionų, tai tikrai didžiulis ačiū. Šūkiai. Kiekvienais metais būna vis skirtingas šūkis, nukreipiantis šiek tiek tos dienos tematiką, apie ką turėtume daugiau tais metais pakalbėti. Tai jeigu pernai daugiau kalbėjom apie iššūkius, kuriuos sukelia nefrologam karas, iššūkius, kuriuos nefrologam iššaukia pandemijos, tai šiemet šūkis, kad didinkim, gerinkim prieinamumą ir gydymo galimybės mūsų žmonėms, mūsų pacientams. Na ir aišku, tas kelias yra ilgas ir sudėtingas ir profesorius Miglinas jau tą kelią mums rodė, bet yra tokie šios dienos piešinukai, kurie dar kartą sudėlioja. Taip mes turim šviest, turim aiškint, kam tie inkstai reikalingi, kas atsitiks, jeigu jie nedirbs. Taip mes turim aiškinti, o kasgi dažniausiai pažeidžia inkstus, kalbėti apie hipertenzijos, diabeto pavojų. Mes turim skatint, kad būtų tyriami inkstai rizikos grupės pacientams, skatinti ne tik nefrologinę bendruomenę, bet visą medikų bendruomenę, imtinai, aišku, iki sveikatos apsaugos ministerijos, kad atsirastų nacionalinės inkstų prevencijos programos. Na ir matot, šitam kely yra ir transplantacija. Irgi pasaulis pabrėžia, kad šitam kely yra labai svarbu, kad vyktų, žmonės pritartų, vyktų donorystės programos ir tuo pačiu būtų transplantuojami inkstai. Taigi, pradėti reikia nuo labai paprasto klausimo, kur tavo inkstai? Tai parodyk, kur tavo inkstai. Ir turbūt, jeigu gatvėje sutiktumėt, ne kiekvienas parodytų, kur yra jo inkstai. Nežinau, ar matėte LNDT Facebook'e, mūsų jaunimas, Marius Perminas, Andrėjus Būra, Rūta Mačionytė, jie paruošė tokius trumpus mini video filmukus, kuriuose paneigia 5 mitus apie inkstus. Tai
tikrai kviečiu įlysti ir pasiklausyti. Labai trumpi, labai jaunatviški, tai aišku, jeigu daugiau žmonių čia, jūs, kurie mes esam šitoj salėje, mes žinom daug ir mes tuos mitus patys iškart galėtume paneigt, mūsų žinios yra pakankamos, bet paprasto gatvėj sutikto žmogaus žinios tikrai nėra pakankamos ir labai būtų smagu, jeigu turit kažkokius būdus paskleisti, jūs jaunimas žinot, kaip skleisti per Facebookus ir per kitas informacinės priemonės, tokias prieinamas video žinutes. Na ir kadangi LNTTA yra afiliuotas narys ir priklauso Europos inkstų sveikatos alijansui, kuris yra Briusely ir tikrai labai ten pradėjo profesorius Lameiras, dabar vadovauja Van Holteris. Jie yra labai aktyvūs alijansas ir jie stengiasi Europos parlamentui perduoti tą žinutę apie inkstų ligų problemą, kad tai tikrai yra, kad ne tik kardiovaskulinės ligos, ne tik onkologinės ligos, bet ir mūsų ligos yra labai svarbios ir reikia imtis priemonių. Tai jie šiemet išleido tokį manifestą, kuriame rašo, kad jei nesiimsime veiksmų, tai 2040 metais lėtinės inkstų ligos pakils iš 10 į 5 vietą tarp mirties priežasčių. Ir skaičiai, pateikiami tokie skaičiai. Europoje 300 milijonų žmonių turi rizikos veiksnius susirgti lėtinė inkstų liga ir iš tų, kurie turi rizikos veiksnius, 100 milijonų jau serga lėtinė inkstų liga. Ir kasmet Europoje lėtinės inkstų ligos gydymui išleidžiama apie 140 milijardų eurų. Kas liūdniausia, kad net 70% sergančiųjų lėtinė inkstų liga yra nedarbingi. Na ir tai, ką mes turim Lietuvoje, apie tai dar aš kalbėsiu, daugelyje Europos šalių nėra lėtinės inkstų ligos prevencijos programų. Taigi, manifestas sako, kad dabar yra 3 prioritetinės kryptis nefrologų bendruomeniai, tai gerinti pirminę ir antrinę prevenciją, skatinti inkstų donorystę ir transplantaciją ir diegti inovatyvius gydymo metodus. Irgi visai ką tik sukūrė, turbūt darbo grupę tai pavadint, ir pradėjo projektą skirtą lėtinių inkstų ligų prevencijai Europoje. Tai pirmi jų žingsniai dabar nacionalinės asociacijos Europos šalių, gavome eilę klausimų, jie nori sudaryti tokį kaip ir žemėlapį, kaip kitoj Europoje, kaip kiekvienoj šaly, ar žino, kiek yra sergančiųjų lėtinė inkstų liga, ar yra prevencijos programos, ar yra galimybė pirminiai grandy tirti kretininą, albuminą šlapime. Turbūt tokie pagrindiniai klausimai, o paskui turbūt jie kvies, sužinoję padėtį išsiaiškinę ir palyginę tarp įvairių Europos šalių, turėtų kvies kažkokiam bendram projektui, turbūt epidemiologiniam tyrimui, kad tiksliau išaiškint tą padėtį, o po to imtis priemonių.
Kaip ir profesorius Marius minėjo, mes labai gerai žinom tą abipusį ryšį inkstai širdis, širdis ir inkstai. Blogai veikia širdis, tai tikrai iš paskos blogai veiks inkstai ir atvirkščiai, jeigu blogai veikia inkstai, iš paskos pradės blogai veikti širdis. Tai yra labai labai svarbus ryšys. Ir jeigu skelbiama, kad net 1 iš 3 sergančių širdies kraujagyslių ligas jam išsivystys lėtinė inkstų liga, tai tikrai yra žinutė svarbi ne tik nefrologam, bet ir kardiologam. Ir būtent tai, kad inkstų alijansas prisijungė prie širdies alijanso, tai manau visada apjungus jėgas, tikrai bus pasiekta daugiau. Kiekvienais metais, kai vyksta pasaulinė inkstų diena, tai truputį vėlokai, paprastai tai būna porą dienų ar porą savaičių prieš tą dieną. Kidney International žurnale, tai yra pagrindinis pasaulinės nefrologų draugijos žurnalas, yra publikuojamas straipsnis būtent skirtas pasauliniai inkstų dienai. Tai taip įvyko ir šiemet, yra išspausdintas straipsnis. Na, čia tik pagrindinės mintis apibendrintos iš to straipsnio ir akcentai lieka tie patys, kad vis tik ne visi sergantis lėtinė inkstų liga gauna gydymą, šitą naujai atėjusi gydymą, naujus vaistus, kurie stabdo lėtinės inkstų ligos progresavimą, ir kad turim visi galvot, kaip anksčiau diagnozuot, kaip anksčiau pradėti gydyti, ir čia aišku vėl visi atsisukam į pirminę grandį, į šeimos gydytojus. Tai vargšai tie šeimos gydytojai, nes visi į juos atsisuka. Taip visos ligos, visi specialistai nori, kad šeimos gydytojas kuo anksčiau aptiktų vėžį, kuo anksčiau aptiktų širdies kraujagyslių ligas, diabetą ir visas kitas, tame tarpe ir lėtinę inkstų ligą. Taip pat ką tik išspausdintas Europos nefrologų draugijos asociacijos registro duomenys. Kaip matot, duomenys visada gerokai vėluoja. Dabar yra 24, čia yra skelbiami 21 metų registro duomenys. Šitam registre mes irgi Lietuva dalyvaujam. Tai, ką jūs siunčiat duomenys į higienos institutą, vėliau tuos duomenys išanalizavus ir nuasmenintus, agreguotus mes pateikiam į Europos registrą ir matysit, mes esam Lietuva, esam šitam registre. Viso 36 šalis. Kaip matom, sensta, mes ir taip jaučiam, kad kurie ir stacionaruose, ir poliklinikose vis vyresni pacientai ateina, taip ir į pakaitinę inkstų terapiją ateina vyresni, jau amžiaus vidurkis 68. Kaip ir dominavo, taip ir dominuoja vis tik vyrai, 64% yra vyrų pakaitinė inkstų terapijai, diabetas 22% tarp pradedančių pakaitinę inkstų terapiją. Tai skiriasi nuo Amerikos, kur skelbiama, kad 50%. Europoje tas procentas yra mažesnis. Na, pasiskirstimas, kiek yra gydoma hemodializė, peritoninė, transplantacija, jisai skiriasi amžiaus grupėse. Kuo jaunesni, tuo daugiau yra transplantuojami, vyresni daugiau taikoma hemodializė. Peritoninės dializės tas bendras procentas yra tikrai labai nedidelis, 5-6, tai
tikrai mažokai. Na, žiūrėkim, kur yra Lietuva. Naujai pradėti gydyti pakaitinę inkstų terapiją. Naujai. Taip, 1 milijonui gyventojų paskaičiuota. Tai jeigu Europos vidurkis yra 146, tai Lietuvoje 97. Vadinasi, Europos vidurkio nepasiekėm. Kaip atrodo, kai skaičiuojam visus gydomus inkstų pakaitinę terapiją, čia vėl skaičiuojama, pervedama 1 milijonui gyventojų, tai vidurkis 1040 Europos, Lietuvoje 856 milijonui gyventojų. Bendras inkstų transplantacijų skaičius tenkantis milijonui gyventojų per metus, čia jau mes esam ties Europos vidurkiu. 37-36, tai pasiekėm. Jeigu žiūrėt tik iš mirusių, tai mes lenkiam Europos vidurkį. Lietuvoje 33, Europoje 24. Dėl to, kad kitose Europos šalyse, toliau matysim, labai daug transplantuojama iš gyvų. Na ir visada mums įdomu, kaip pas mūsų kaimynės. Latvija, Estija, tai jeigu vėl žiūrėtume, naujai pradėtų gydyti pakaitinę inkstų terapiją, Lietuva pirmauja, toliau eina Latvija ir po to Estija. Pagal skaičių jau gydomų pakaitinę terapiją 1 milijonui, Lietuva pirmauja, antroji vietoje Estija, trečioji Latvija. Pagal bendrą inkstų transplantacijų skaičių Lietuva ir Estija yra vienam lygmenį, vienodai atsilieka Latvija. Taigi, kaip ir žiūrint į kaimynės, mes visai neblogai atrodom, bet be abejo, mes tikrai dar turim nemažai problemų, klausimų. Aišku, vienas išsprendžiam, kitos lieka. Tai vat jau kelinti metai mes vis kalbam, kad vis tik trumpokas mūsų sąrašas laukiančiųjų inkstų transplantacijos. 135, tai sudaro kažkur apie 10% visų dializuojamų. Ir dar kas liūdniausia, iš šitų laukiančiųjų, iš tų 135, net 47 yra atidėti. Vadinasi, kažkokios yra medicininės problemos ir šiuo metu jie negali būti transplantuojami. Na, tikrai pagal gyvos donorystės skaičių mes mažokai turim ir nevyksta, kol kas nevyksta porinė donorystė. Tuo tarpu Europoje vidutiniškai 20-30% dializuojamų yra įtraukti į laukiančiųjų sąrašą. Iš gyvų donorų transplantacijos 35% sudaro visų transplantacijų ir sensitizuotiems ten sėkmingai taikomos porinės donorystės programos. Dializių srityje, čia turbūt aišku būtų daugiau problemų, aš čia tik kelias, tai namų hemodializė visi girdėjom, kuri gerai vystoma Skandinavijos šalyse. Tai pas mus išvis šiai dienai mes dar neturim tos galimybės. Na ir dėl peritoninės dializės vėlgi lyginant su kitom Europos šalimis mes gerokai atsiliekam. Jeigu užklaustumėm arba įeitume į higienos instituto tinklapį ir pažiūrėtume, o kokius skaičius jie ten teikia, tai pagal kodą N18, kaip matot, nuo 14 per 10 metų
šitų pacientų su šituo kodu dvigubai padaugėjo. Tai kaip bebūtų, išaiškinamumas yra gerėjantis Lietuvoje. Skaičiai didėja, aišku, mes čia nežinom kokios stadijos, kaip, bet čia turbūt papuola ir truputį ir ankstesnių negalutinės stadijos. Na ir ką vėl sako, jau tikrai džiaugiamės, kad 24 metų pradžioje vis tik jau išspausdino, patvirtino tas pasaulinės lėtinės inkstų ligos rekomendacijas. Ir ten tikrai yra skyrelių daug įvairių, bet vienas yra, kuris labai aiškiai kalba, kad lėtiniams ligonėms reikalingi mokymai, ne pribėgtiniai, ne tai, kad truputį prisėdau 5 minutės, paaiškinau, ne, tai turi būti programa ir jin turi skirtis, ar pacientui, kuriam sprendžiama ten arterioveninės jungties klausimas, ar pacientas, kuriam yra psichologinės problemos, ar pacientas, kuriam yra tik pradžia lėtinės inkstų ligos, ar pacientas, kuriam reikia pasirinkti pakaitinės inkstų terapijos būdą. Taip, kad tos mokymo programos, jos turi būti labai profesionalios ir pritaikomos atitinkamom lėtinių pacientų grupėm. Taigi, mes vasario gale buvom susirinkę, čia nesimato veidų, bet gal iš šukuosenos matot profesorius Miglinas, profesorė Žiginskienė. Čia buvo ir iš nacionalinio transplantacijos biuro, ir Gyvastis buvo, ir Lietuvos vaikų nefrologų asociacijos prezidentė, ir privačių dializės centrų vadovai ir atstovai. Tai mes tikrai priėjom išvados, kad taip reikia rašyti, ruošti tą mokymo programą, ieškoti kelių, kad nenugultų ministerijoje į stalčių. Tai ieškom kelių, bet dabar šiuo momentu negaliu visko išduoti, kaip ten Anušauskas iš karto viską išdavė ir vėliau. Tai negaliu, sakykim. Bet siekiamybė, kad kaip kardiologijoje yra jau nuo 15 net metų, yra širdies nepakankamumo mokykla, taip, ir važiuokit, kaip skamba. Gydytojo, kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, taip. Bet tai irgi yra mokymas ne šiaip, tai yra pagal programą, tai yra jau kaip paslauga. Tai mūsų siekiamybė, kad ir pas mus atsirastų tokia paslauga ir atsirastų profesionalus, kompetentingas mūsų pacientų mokymas. Beje, apie mokymus jums turėjau šiandien pasakot, nežinau, kurioj daly mūsų slaugos vadovė Jūratė Zelskienė, bet dėl tikrai rimtų šeimininių aplinkybių jinai neatvažiavo ir neatvažiuos, nes labai sunki padėtis su jos mamytė. Tai jin būtų papasakus, nes mokymuose mes visi žinom, pagrindinis vaidmuo bus slaugytojom, jos bus pačios svarbiausios. Na ir mes dar kokius kitus uždavinius matom, ką turėtume spręsti par mokymų. Mums reiktų registro, mums reiktų įteisintų duomenų bazių, tiek dializuojamų, tiek transplantuotų, tiek lėtinė inkstų liga sergančių. Ir aišku, mums reikia tų nacionalinių prevencijos programų. Vėl rodau kardiologus. Taip,
Jeigu galėčiau, aišku, parodyti endokrinologų diabeto jau įteisintus prevencijos programas, jie šaunuoliai, jie labai anksti rado kelius į ministeriją ir labai anksti viską ten tvarkingai, kaip sako, surašė ir vyksta. Bet žiūrėkit, nuo 22 metų širdies kraujagyslių prevencijos programoje yra įrašyti mūsų tyrimai, bet su klaida. Nu, kur klaida, profesoriau Mariau? Kretininas. Tik kretininas. Jeigu serga diabetu, tada gerai ir albuminas, ir albuminūrė. Bet jeigu neserga diabetu, užtenka kretinino. Tai čia yra didžiausia klaida. Reikia būtinai abiejų tyrimų, nes jie skirtingai parodo inkstų būklę. Kretininas parodo filtracinę funkciją, albuminūriją, pažeidimą, endotelio, kapiliaro pažeidimą. Ir aš savo kolektyvui jau godžiausi irgi buvau pakviesta ir skaičiau kardiologiniai bendruomeniai apie apie lėtinę inkstų ligą, apie albuminūrijos reikšmę, ką jin rodo. Ir man atrodė, kad aš jau taip ten paprastai, aiškiai, gerai papasakojau, o per vakarienę šalia manęs atsisėda iš kardiologijos profesorė ir klausė: Inga, tai kam tirta albuminūrija? Tai supratau, kad čia mes turim rasti paaiškinimus, nežinau kaip, kokiu būdu, bet nesupranta, kam ta albuminūrė, jeigu turi kretininą. Nu kam, Mariau, nu kam, tikrai, nu. Ir dar, čia aš matau, yra jaunimo, jie net neįsivaizduoja, kad iki 2010 metų šeimos gydytojas negalėjo tirti jokio kretinino. Jis apie inkstų funkciją turbūt spręsdavo pauostęs pacientą, nežinau. Apie kalį jis ir kalio negalėjo tirti, kas šiais laikais visiškai nesuvokiame. Tai kad 10 metais atsirado šitie 2 tyrimai krepšelėje šeimos gydytojo, mes 4 metus beldėmės į ministeriją. Tai dabar, ačiū Dievui, šitie tyrimai yra, tik tai mums svarbu, kad jie būtų daromi visiems rizikos pacientam. Ką mes žinom apie lėtinės inkstų ligos paplitimą Lietuvoje? Blogai, mažai mes žinom. 10 metais buvo apginta Lantos Žilinskienės daktaro disertacija ir čia buvo tos disertacijos metu tirtas miestas, kaimas ir buvo nustatyta, kad pirminiai grandyje apie 11% turi labai didelę riziką susirgti lėtinė inkstų liga ir kada juos Alantai išsikvietė ištyrė, iš tikro pusė iš jų jau rado glomerulų filtracijos greitį mažiau 60, kuris turbūt daugumai buvo iki Alantos nediagnozuotas. Po to turbūt buvo Lauryno Rimševičiaus disertacija, ten irgi būtų turbūt panašus tyrimas į Alantos. Na ir dabar Kaune, bet čia tik Kauno mieste vyksta, bet epidemiologų jau patyrusių mokslininkų organizuojamas jis jau vyksta tas tyrimas, vadinasi Monika. Ir mums irgi pavyko prisijungti prie šito tyrimo ir jau už metų turbūt galėsime pasakyti, kiekgi bendrojoje populiacijoje mes radom pacientų su lėtinė inkstų liga, kokią stadiją ir taip toliau ir taip toliau. Na, ar mes niekad nesikreipėm gal į tas ministerijas dėl prevencijos programų? Kreipėmės kelis kartus. Čia, aišku, jau dabar, kai aš pamačiau, kad 18 metais tai truputį jau laiko praėjo, na, aišku, čia buvo pandemijos metai. Ar mes nesikreipėm dėl registro? Ne kartą kalbėjom,
tikrai yra liudininkų, kurie dalyvaudavo tose ministerijos posėdžiuose ir mums vis būdavo pasakoma, nėra pinigų, nėra pinigų. Netgi dabar, kai paskutiniam buvo dializės aprašo, tie visi tvarkymai, svarstymai, net ir ten, kai pasakėm, kad tą lapą, kurį siunčiam į higienos institutą apie centro pacientus, kad jį padaryti elektroninį, ne popierinį, mums irgi buvo pasakyta, užmirškit, nėra pinigų. Tai ką jau kalbėti apie registrą. Na ir pabaigai KADIGO rekomendacijos, pagal jas, nežinau, turėjot matyti, yra tos lietuviškos skrajutės, jeigu matot, kad yra poreikis, sakykit, vėl jų spausdinsim, nes čia yra dviejų pusių ir jos skirtos daugiau turbūt šeimos gydytojų, gal vidaus ligų gydytojam, aplamai internistam, kuriuose tikrai yra visas cimusas, kaip, kam reikia tirt, ką tirt ir kaip diagnozuoti tą lėtinę inkstų ligą. Ir vat būtent šitose KADIGO gairėse yra nurodyta, kadagi siųsti tam nefrologui, tam specialistui. Tai, kaip matot, ten, kur tokia jau raudona ryški spalva ir žodelį siųsti, tai vat nuo tada reikėtų siųsti nefrologo konsultacijai. Tai jeigu nėra albuminurijos, tai tada paprastai sakoma, siųskit, kai glomerulų filtracijos greitis mažiau 30. Jeigu yra albuminurija ir jeigu jau yra didelė, tada reiktų ir anksčiau nusiųsti, kad nefrologas vis tik įvertintų, kokia čia glomerulų liga, galbūt reikalingas gydymas. Tai visiškai pabaigai matėm, kokios yra pasaulinės rekomendacijos dėl nefrologo siuntimo ir dabar ką tik naujai išėjo pataisymai dėl ilgalaikio sergančiųjų, ne tik inkstų, bet ir kitom, bet aš čia rodau tik inkstų ir tik vieną eilutę iš to įsakymo. Tai liko toks nonsensas, tokia kaip ir klaida, nežinau, tarsimės, kaip ją reikia taisyti. Tai mes siūlėm, va čia viršui, siūlėm, kad reiktų siųst, kai yra 4-5 stadija jau tam pastoviam stebėjimui pas nefrologą. Tačiau čia lentelėje yra plačiau 18.2, tai dar glomerulų filtracijos greitis yra, koks čia bus, daugiau 60, tai va, jeigu pradės visus siūs, tai tada tikrai turėsim daug labai darbo. Tai va, tarsimės reaguot, nereaguot, palikt, nepalikt. Va. Taip, na ir balandžio 18 čia jau kas dirba inkstų transplantacijos srity. Kaune atvažiuoja ekspertai iš Groningemo universiteto, bus ir Lietuvos abiejų centrų, nefrologai, urologai, ekspertai ir bus konferencija gydytojams anglų kalba. Tai tikrai gydytojus labai agituoju, kažkaip raskit laiko, nes vis tik tai bus tikrai siaurai, bet labai įdomiai apie inkstų transplantacijas. Nu ir dabar turbūt, kol dar paprastai po pertraukų auditorija mažėja, tai kol esam visi kartu, prie visų esam liudininkai, kaip inkstus iš Vilniaus perdodam Klaipėdai, nes sekančiais metais inkstų dienos konferencija vyks Klaipėdoj. Tai Vilniaus krašto pirmininkas Remigijus Laugalys stiklinius inkstus
kurių ieškom, kur tie inkstai. Va, jie ant staliuko gražiai. Perduoda Klaipėdos krašto pirmininkei Renatai Dargevičienei. Malonu, kad per visą Lietuvą dabar keliaus inkstai. Tai linkime vėl susitikti visiems Klaipėdoje. Tikrai bus įspūdinga konferencija. Na, o matėte, kad visos rekomendacijos remiasi dar prieš skiriant vaistus lėtinei inkstų lygai. Na, vengti toksino, tai profesorė Inga vėliau kalbės apie radiokontrastinius tyrimus, ar jie kenkia inkstams. Bet turbūt reiktų pakalbėti ir apie maistą. Tai kviečiu mokslo daktarę Dianą Sukackienę pakalbėti apie tai, koks maistas tinka inkstams. Prašau.